pradėkime. Pirmiausia, noriu papasakoti apie pačią kompaniją. Ji buvo įkurta 2013 metais Italijoje ir pradžioje veikė kaip šeimos verslas. Taip, tai šeima pradėjo verslą nuo kvepalų pardavimo. Jie gamino kvepalus ir pardavinėjo Italijoje. Bet 2015 metais jie nusprendė, kad jie nori pereiti į truputį kitą pardavimų būdą ir pasirinko būtent tinklinį marketingą kaip pardavimų strategiją. Tad šiuo metu jie jau turi virš 200 darbuotojų gamybai bei administravimui ir jau virš 400 tūkstančių klientų ir konsultantų visoje Europoje. Bet pagrinde iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Belgijos. Tokios šalis kaip Baltijos šalis, Lenkija, Anglija, Norvegija ir kitos dar galima sakyti visai nepaliestos ir rinka yra tuščia. Šiuo metu Čiogan yra viena iš didžiausių, tai yra didžiausia Italijoje kasdieninio vartojimo produktų kompanija ir turi pastovų augimą tinklinio marketingo dėka. Tarkim, 2017 metais, jeigu mes lyginsime apyvartą su 2019, kai jau pilnai veikia būtent MLM strategija, jų apyvarta užaugo net 96%. Ir truputį vėliau aš paaiškinsiu, kodėl būtent jie pasirinko šią strategiją ir kas dar ją renkasi. Čia jūs galite pamatyti stabilų augimą. Taip, tai jeigu kompanija dar 2015 ir 2016 metais turėjo vos 2,9 milijonų per metus apyvartą, tai jau 2017 būtent dėka tinklinio marketingo apyvarta paaugo į 30 milijonų. Ir jau 2024 mes pasiekėm net 424 milijonų eurų apyvartą. Būtent ant tokio kiekio buvo parduota produktų per vienus metus. Įspūdinga. Koks yra mūsų sėkmės pagrindas? Visi mūsų produktai yra aukštos kokybės ir visi jie yra pagaminti Italijoje. Taip pat jie yra sertifikuoti ir dauguma iš jų yra veganiški. Mes turime biosertifikatus, kurie yra patvirtinti Biocert Italija, kas reiškia, kad mūsų produktuose yra naudojami natūralūs ingredientai, taip tai jie yra sukurti natūralių pagrindų. Ir žinoma, jokie mūsų produktai nėra testuojami ant gyvūnų. Tai kodėlgi kompanija pasirinko būtent tinklinį marketingą kaip savo pardavimų strategiją? Žiūrėkite, aš manau, kad daugelis iš jūsų žino jau, kaip veikia tinklinis marketingas, bet galbūt kažkas iš jūsų dar vis mano, kad tai yra kažkokia piramidė, kad tai yra kažkas blogo. Tad šiandien aš jums paaiškinsiu, kas tai iš tikrųjų yra. Jeigu verslas vykdo marketingą tradiciniu pagrindu, tai reiškia, kad kasdien jie turi išleisti reklamai milijonus. Taip, tai bus reklama socialiniuose tinkluose, reklama per televizorių, reklama dar kur nors. Ir pagalvokite patys, jūs, jeigu matote reklamą, nesvarbu kur jūs būsite linkę nusipirkti produktą. Ar iš tos reklamos, ar kai jums parekomenduos tą produktą jūsų pažįstamas žmogus. Arba artimas jums žmogus, tai gali būti draugė, sesė, klasiokė, galbūt darbo kolegė. Tai taip veikia ir tinklinis marketingas. Jeigu kompanija pasirenka tokią strategiją, ir tai yra ne vienintelė kompanija, kuri perėjo iš tradicinio verslo į tinklinio marketingo, tuo atveju jie tuos pačius milijonus, kuriuos išmoka kasdien reklamai, tiesiog išmoka dirbantiems ten žmonėms, nes jie supranta, kad geriausia reklama yra iš lūpų į lūpas. Ir tai yra būtent tai, ką mes darome. Mes naudojamės produkciją, kurią mes taip ir taip pirktumėm bet kokioj parduotuviai ir pasakojame savo pažįstamiems, savo socialiniuose tinkluose, duodame savo rekomendacijas ir taip vykdome pardavimus. O kompanija už tai sumoka būtent tuos pinigus, kuriuos jie išleistų kitur mums. Ir šita reklama veikia geriausiai, jūs patys tą matėte pagal pardavimų kiekius, taip, ypač praeitais metais. Jeigu jie sugebėjo parduoti produktų ant virš 400 milijonų eurų, reiškia šita sistema veikia. Kaip ir minėjau, kompanija pradėjo savo pardavimus nuo būtent kvepalų, tai yra mūsų pagrindinis produktas ir mes bendradarbiaujame su viena iš didžiausių kvepalų esencijų gamykla Prancūzijoje, kuri vadinasi Socio. Jie jau dirba nuo 1758 metų ir kuo jie yra išskirtiniai, kad jie savo kvepalų esencijoms naudoja būtent natūralius ingredientus. Tad jūs galite būti užtikrinti, kad kvepalai nupirkti iš šitos kompanijos bus tikrai kokybiški. Ir taip pat jie yra pasaulinių brandų kvepalų esencijų tiekėjai. Aš pati asmeniškai buvau vienoje iš tokių gamyklų ir mačiau savo akimis, kaip tai veikia ir galiu jums truputį papasakoti, jeigu jūs dar nežinote, kaip gaminami kvepalai. Tai įsivaizduokite kompaniją, nesvarbu, koks tai bebūtų brandas. Jie, žinoma, nesėdi ir patys nesugalvoja tų kvepalų, neskaito visos literatūros, kaip juos pagaminti. Jie tiesiog atvažiuoja į tokią gamyklą, kaip mūsų, ir ten jau renkasi kvepalus, arba jau pagamintus, arba prašo, kad jiems pagamintų juos pagal užsakymą. Ir žmonės dirbantis toje gamykloje pagamina tą kvapą ir parduoda jiems, sakykime, 1000 litrų, ar 2000 litrų, ar dar daugiau. Taip? Ir lygiai tą patį gali padaryti ir mūsų kompanija, ką jie ir daro. Jie apsilanko toje pačioje gamykloje, nusiperka tas pačias
pačias esencijas, nes esencijos nėra užpatentuotos. Užpatentuoti galima tik tai vardą, savo pavadinimą ir buteliuko dizainą. Tačiau pats kvapas jis nėra užpatentuotas. Tad mūsų kompanija gali įsigyti lygiai tuos pačius kvapus, kuriuos naudoja ir kiti pasauliniai brandai ir tiesiog išpilstyti į savo buteliukus ir parduoti jau už daug mažesnę kainą. Nes vėlgi grįžtam prie to, kad mūsų kompanija nemoka pinigų už reklamas, nemoka pinigų už kažkokį tai savo brandą, dėl to mes galime įsigyti lygiai tą patį kvapą už daug geresnio kainą. Tačiau, ką jūs turite žinoti, kad tai nėra kopijos. Taip, galbūt jūs žinote tos kvepalus, kuriuos parduoda Turkijoje, Egipte, aš nieko blogo prieš juos neturiu, bet dėja taip yra neteisinga daryti pagal įstatymus, kai buteliukas visiškai atitinka, tarkim, kito brando buteliuko, kai net pavadinimas ant buteliuko yra lygiai tas pats, tai yra autorinių teisių pažeidimas. Taigi, kuo yra išskirtiniai mūsų kvepalai? Parduotuvėse dažniausiai jūs galite pamatyti kvepalus, kurie nurodyti dešinėje, tai yra kvepalų koncentracija ir pagal tą kvepalų koncentraciją skiriasi ir pavadinimai. Tai bus arba Eau de Solid, kur yra maksimaliai 1% koncentracija, tai bus labai silpnas kvapas, arba Eau de Cologne, kur bus nuo 3 iki 5% vidutiniškai, vėlgi jie išsilaiko apytiksliai 2 valandas. Tada Eau de Toilette, kas yra tualetinis vanduo, ten vidutiniškai būna nuo 6 iki 8% koncentracijos ir išsilaikymas nuo 2 iki 3 valandų. Ir Eau de Parfum, šitie du yra vieni iš populiariausių, ką galima rasti parduotuvėse. Eau de Parfum tai yra parfumuotas vanduo, kuris išsilaiko vidutiniškai 4 valandas ir turi nuo 10 iki 14% parfumuotų esencijų. Mūsų kvepalai turi aukščiausią parfumo koncentraciją, kas yra 30%, ir jeigu mes palyginsime su tualetiniu vandeniu, kur yra vos 6, tai yra net 5 kartus daugiau, ir to pasiekoje mūsų kvepalų išsilaikymas yra nuo 8 iki 10 valandų, priklausomai nuo kvapo, nes kai kurie kvapai, tarkim, rytietiški, jie išsilaiko ir dar ilgiau, ir tas išsilaikymas yra būtent ant odos, ant tekstilės, žinoma, jie išsilaiko iki pat skalbimo. Taip pat mūsų kvepaluose mes naudojame tik saugius odai ir ilgo galiojimo ingredientus. Mūsų kvepaluose nėra vandens, kas reiškia, ten yra 70% denatūruoto augalinio alkoholio ir 30% parfumo esencijos. Viskas. Tas ir garantuoja jiems ilgą išsilaikymą. Nes jeigu jūs pažiūrėsite į šią lentelę, tai va čia šitas tuščias laukas tai yra vanduo. Taip, tai tiesiog yra pripilta vandens ir dėl to tas išsilaikymas yra mažesnis. Kaip ir minėjau, kompanija išpilsto kvepalų esencijas į savo buteliukus, tad mūsų buteliukai atrodo kitaip, todėl mes nepažeidžiam jokių įstatymų, tik tai, kad kvapas gali būti panašus į jums jau žinomus. Čia yra 30 ml buteliukai, balti skirti moterims, o juodi skirti vyrams. Ir lygiai tokie patys yra 70 ml. Ir taip pat mes turime prabangę kvepalų liniją, kuri taip ir vadinasi Luxury. Jis yra tik tai 50 ml ir yra skirtingų spalvų ir štai tokių prabangių buteliukų. Kalbant apie mūsų produktus, mes turime gan platų produktų asortimentą, virš 4000 skirtingų produktų ir jie visi yra pagaminti iš aukštos kokybės ingredientų, kaip ir minėjau, naudojamas natūralus pagrindas. Asortimente be kvepalų yra veido bei plaukų priežiūros priemonės, dekoratyvinė kosmetika, kūno priemonės. Aš dabar jums viską parodysiu. Pradėkime nuo linijos veidui. Taip, mes turime viską, ko reikia jūsų veidui. Nuo prausiklių, tonikų, micelinis vanduo, makiažo nuėmėjas, veido kaukės, veido kremai, veido šveitiklės, tonikai, serumai ir, žodžiu, viskas, ko jums reikia, bet kokiam odos tipui. Taip pat linija kūnai. Mes turime puikius anticelulitinius kremus, kūno prausiklius, kremus parfumuotus su jūsų mėgstamų kvapų, dezodorantus, įvairius ir kremus kūnui, tarkim, su kokosu, arba su pačiulė, arba su citrusais, arba su, kas čia pas mus yra, Oud. Žodžiu, aš, kaip ir minėjau, gyvenu Anglijoje, tai negaliu prisiminti to pavadinimo, bet asortimentas kūnui yra labai platus. Ir vėlgi, visi produktai yra efektyvūs, jie yra sukurti taip, kad jie veiktų iš karto. Jums nereikia teptis mėnesį ar 2, kad pamatyti skirtumą. Skirtumą jūs pamatysite iš kart. Mūsų linija su asilės pienu, tai yra toks prabangesnis produktas ir jis yra labai gerai tiems, kurie turi problematišką veido odą arba kūno odą, tokias problemas kaip egzema, psoriazė, sausa oda, tai šitie produktai išsprendžia tą problemą. Plati aloe vera linija, apie aloe vera turbūt nereikia daug pasakoti, jūs turbūt žinote, ką veikia šitas nuostabus produktas, bet vėlgi galite pamatyti, kad turime kaip ir dantų pastą, taip ir kūno kremą, purškiklį, paakių kremą, veido kaukę ir dar labai daug skirtingų produktų. Sekanti linija pas mus yra su argano aliejumi, vėlgi yra produktai kaip plaukams, taip kūnui, taip ir veidui. Linija su nimbamedžio aliejumi, kas irgi yra labai gerai tiems, kurie turi problematišką odą, nesvarbu kūno ar veido. Vėlgi produktai yra ir kūnui, ir plaukams, ir veidui.
Linija su sraigės mucinu, taip pat matote daug produktų, lygiai tas pats. Visos mūsų linijos yra skirtos spręsti skirtingas problemas. Taip, tai jeigu linija su asilės pienu labiau skirta sausai odai, linija su nimbamedžiu skirta odai problematiškai, linija su aloe vera skirta kasdien vartoti, linija su sraigės mucinu, jinai yra skirta, tarkim, kaip anti-age, pavyzdžiui, mūsų veido produktai su sraigės mucinu, jie yra naudojami nuo raukšlių kaip prevencija. Taip pat mes turime daug skirtingų natūralių augalinių aliejų, kuriuos galima naudoti kaip kūnui, taip ir plaukams, taip ir veidui. Žinoma, eteriniai aliejai. Dekoratyvinė kosmetika, kaip ir minėjau, mes turime visko, ko reikia jūsų makiažui ir taip pat mūsų kosmetika jau yra pamilta mūsų vizažiščių. Šita linija Peptiliuks, apie ją galima būtų kalbėti labai ilgai, bet aš labai trumpai jums papasakosiu, kas tai yra, jūs galite pamatyti rezultatus. Šita kosmetika savo sudėtyje turi ingredientus, kurie yra panašus savo poveikiu į botoksą. Ir šitie rezultatai yra ne nuo botokso, o tiesiog nuo mūsų kremų naudojimo. Taip, tai yra kosmetika su peptidais. Ir vėlgi, jinai yra antiek efektyvi, kad tokius rezultatus jūs galite pamatyti vos per 1-2 savaitės nuo naudojimo. Nereikia teptis pusę metų. Tiems, kurie mėgsta maisto papildus, mes irgi turime gan platų asortimentą, mūsų jau daugelio pamėgti aloe vera gėrimai skirti mūsų virškinimo sistemai. Turime kelis maisto pakaitalus, proteiną sportuojantiems, Drenfast, tiems, kurie turi tokią problemą kaip skysčių perteklius. Turime įvairius vitaminus skystų pavidalų, kurie irgi sprendžia skirtingas problemas su, tarkim, su miegu, kolagenu, papildai vyrams, papildai, kurie skatina mūsų smegenų veiklą. Labai kokybiškas aukštos dozės kolagenas pagamintas iš šveicariškų ingredientų. Čia yra net 12,5 gramų kolageno, kas yra tikrai labai aukšta dozė ir vėlgi jis veikia labai greitai. Kolagenas, kaip jūs žinote, yra reikalingas mūsų odai, plaukams, nagams ir taip pat ir sąnariams ir kaulams. Tad asortimentas mūsų maisto papildų yra platus. Papildomai mes taip pat turime ir papuošalus bei akinius nuo saulės, kurie yra irgi labai kokybiški iš Italijos. Aš pati juos naudoju jau ne pirmus metus, tad jeigu norėsite pamatyti katalogus, būtinai susisiekite su tuo, kas jūs pakvietė į prezentaciją ir tas žmogus jums viską atsiųs. Valymo priemonės taip reikalingos kiekvienuose namuose. Mūsų valymo priemonės yra profesionalios ir taip pat jos yra HACCP sertifikuotos, kas reiškia, kad jas galima naudoti netgi įstaigose, kur yra gaminamas maistas. Tarkim, kavinėse, galbūt jūs turite kavinę, galbūt jūsų pažįstami turi kavinę, tad jie gali įsigyti iš mūsų labai kokybiškas valymo priemonės ir priemonės mes turime kiekvienai problemai išspręsti. Taip pat prie valymo priemonių mes turime ir skalbiklius drabužiams ir daug skirtingų minkštiklių. Visi jie yra itin koncentruoti, tad buteliukai yra maži, bet jų užtenka tikrai ilgam. Ir kalbant dar apie priemonės namams, mes turime platų asortimentą namų kvapų. Čia jūs galite pamatyti vos kelis rezultatus naudojant mūsų valymo priemonės. Rezultatų mes turime labai daug, tad jeigu jūs norite pamatyti daugiau, vėlgi jūs žinote, į ką kreiptis. Bet mūsų valymo priemonės, kaip ir kiti mūsų produktai, veikia iš karto. Tarkim, paimkime orkaičių valiklį, jums tai reikia įkaitinti truputį orkaitę, užpurkšti valiklį, palikti jį 5 arba 10 minučių ir viską paskui nuvalyti. Viskas be jokio vargo. Vienas iš populiariausių mūsų plytelių siūlių valiklis. Irgi tiesiog užpurkškite, palaikote ir nuvalote. Taip pat turime kelis produktus mūsų mažiems draugams, gyvūnėliams, tai yra šampūnai, kaip sausas šampūnas, taip ir paprastas šampūnas, ausų valiklis ir dar purškiklis nuo erkių. Kelis produktus mes turime specialiai padarytus kūdikiams, tai yra itin švelnus produktai, tinkantiems patiems mažiausiams. Ir žinoma, kurgi be itališkų užkandžių. Mūsų asortimente yra kaip itališka vytinta mėsa, taip ir itališki štai tokie sausainiai, kurie tinka kaip prie kavos, taip ir prie vyno, taip ir tiesiog vakare, žiūrint filmą, pavalgyti kažką skanaus. Ir taip pat kavos pupelės bei kavos kapsulės skirtingiems kavos aparatams, kaip Dolce Gusto arba Nespresso. Taigi, pereikim prie svarbiausios mūsų prezentacijos dalies, ką jūs gaunate prisijungę prie mūsų. Pirmiausia, aš noriu paminėti vėlgi, kad jeigu jūs dar vis galvojate, kad tinklinis marketingas tai yra kažkas blogo, tai šiais laikais tai jau yra labai paprastas pardavimo būdas ir daug kas juo naudojasi. Ir pateiksiu jums pavyzdį, kaip dirbame mes. Taip, mes žinoma nevaikštome po namus su turginiam tašėm, su produktais, neiname pas nepažįstamus ir nesiūlom jiems įsigyti produktų iš mūsų. Ne, viskas veikia daug paprasčiau. Kompanija yra kaip mūsų tiekėjas, kuris tiesiog teikia mums produktus. Ir iš kompanijos produktus mes perkame su 30 arba 50% nuolaida. Ir kai mes parduodame tos produktus kitiems, vat būtent tą nuolaidą mes gauname kaip
mūsų pelną. Ir jeigu mes perkame su 50% nuolaida, pelnas gaunasi jau 100%. Kaip pavyzdys, jeigu jūs parduodate savo pažįstamai, kolegijai arba tiesiog socialiniuose tinkluose, kas šiais laikais irgi yra labai paprasta, vieną kvepalų buteliuką už 52 eurus, pusė iš karto lieka jums. Tai yra 26 eurai. Pardavus vos 10 tokių buteliukų per mėnesį, jūs jau turite 260 eurų pelną. O jeigu dar prie to kiekvieno buteliuko kiekvienas iš žmonių įsigys, tarkim, šampūną arba plaukų kaukę arba veido kremą, jūsų uždarbis jau gali būti ir dvigubai didesnis. Tai realiai per pirmą mėnesį užsidirbti 500 eurų yra labai paprasta, nes netgi pagalvokite apie kvepalus. Įsivaizduokite savo aplinką, kiek žmonių jūs pažįstate. Ir žinoma, kad kiekvienas iš tų žmonių naudojasi kvepalais. Pasaulyje virš 90% žmonių naudoja kvepalus, bet jie visi perka kvepalus parduotuvėse už gan aukštas kainas. Jeigu jūs galite pasiūlyti žmogui sutaupyti nuo 3 iki 5 kartų ant vieno buteliuko kvepalų, kaip jūs galvojate, kuris pasirinks juos pirkti? O tuo labiau, kad mūsų kvepalai dar ir ilgiau išsilaiko. Tad būtent dėl to šitos produktus pardavinėti labai paprasta. Ir taip pat prisijungę prie mūsų, jūs gaunate visą reikalingą jums pagalbą, visus mokymus, kaip prekiauti, kaip ieškoti klientų, kokie tai yra produktai, apskritai visą pagalbą, kuri jums yra reikalinga, jinai jums bus suteikta, jūs nebūsite vienas ir jums nereikės patiems su viskuo aiškintis. Vėlgi, lyginant su tradiciniu verslu, į kurį, tarkim, reikia investuoti iš karto didelę sumą, užsipirkti produktų, jūs patys turėsite viską tvarkyti, čia to nereikia daryti. Kompanija viską tvarko už jūs. Kompanija jums sumoka pinigus, kompanija sukuria naujus produktus, kompanija juos sertifikuoja, jums vėlgi nereikia jų užsipirkti, viskas vyksta pagal užsakymą, žmogus užsisakė ir jūs užsakote tą produktą iš kompanijos. Todėl investicijų iš jūsų didelių nereikės, vėlgi sandėlio iš namų daryti irgi nereikės. Tai šitas būdas yra daug malonesnis nei tradicinis verslas. Ir taip pat, kalbant apie kitą uždarbio būdą, tai be pardavimų jūs taip pat galite kurti savo distributorių tinklą. Ką tai reiškia? Kad įsivaizduokite, jūs turite draugę gyvenančią kitam mieste ar netgi kitoje šalyje ir žinote, kad jai praverstų papildomas pajamos. Ir jeigu jūs pasiūlysite jai prisijungti prie jūsų komandos, kompanija pamatys, kad jūs atvedėte dar vieną žmogų, kuris reklamuos ir pardavinės produktus ir už tai kompanija sumokės jums procentą nuo to žmogaus pardavimo. Ir kuo daugiau tokių žmonių jūs turėsite savo struktūroje, tuo jūsų bonusas iš kompanijos bus didesnis. Kas dar yra įdomiau, jeigu ta jūsų draugė nuspręs kurti komandą, jos žmonės irgi skaitysis kaip jūsų komandos nariai. Ir tokiu būdu po metų ar 2 laiko jūs galite turėti labai didelę komandą iš skirtingų pasaulio šalių ir kompanija jums už tai labai gerai atsidėkos. Tad čia jūs galite pasižiūrėti vidutinišką mėnesinį uždarbį, ką galima pasiekti mūsų kompanijoje. Aš, kaip ir minėjau, dirbu čia jau virš 2 metų ir šiuo metu mano mėnesinės pajamos siekia nuo 5 iki 6 tūkstančių, tarp 5 ir 6 tūkstančių eurų. Ir mano komandoje jau yra daugelis žmonių, kurie uždirba nuo 1000 iki 4000 per mėnesį. Tad viskas yra realu, yra realūs pavyzdžiai, bet kiekvienas iš mūsų pradėjome nuo štai čia, nuo pirmo žingsnio, nuo pradžios, kol mes dar nieko nežinojome, nieko nemokėjome ir taip pat pradėjome nuo nulio. Tai čia yra vidutiniškas uždarbis, kuris yra kiekvienam pasiekiamas ir tai dar yra ne pabaiga mūsų marketingo plano, tiesiog viskas čia netelpa ir žinoma, kitos sumas yra jau daug didesnės, tad jeigu norėsite pamatyti ir kitas sumas, tiesiog susisiekite su tuo, kas jūs pakvietė ir viskas bus jums parodyta. Ir lygiai taip atrodo struktūra, apie kurią aš kalbėjau, kad kai jūs pakviečiate draugę arba pažįstamą taip pat tapti pardavėją ar komandos kūrėją, užsidirbti papildomai, taip plečiasi jūsų struktūra. Taip ir sakykime, čia yra jūsų draugė, jinai pakvietė dar 2 žmonės, tie 2 žmonės dar po 2 žmonės ir jie dar po 2 žmonės ir taip struktūra gali plėstis iš visų Europos šalių. Taip, aš jums dėkoju už tai, kad buvote šiandien su mumis, mūsų prezentacija užbaigta.